Norėčiau pristatyti mūsų klausytojams ir žiūrovams mūsų šios dienos kūrybinio pasimatymo pašnekovę. Tai mes šiandien kalbėsime su Asta Rudzinskaite, kuri yra Wildish Wonder tinklaraščio istorijų pasakotoja, kūrėja, taip pat mama, taip pat kūrė gražius tokius kūrybos puslapius, creative journaling, kažkaip lietuviško tokio atitikmens, turbūt kūrybinė puslapį būtų toks tinkamiausias. Ir dar man labai patiko, kad tu parašy, kad klausytoja. Tai aš manau, dar galėsi papasakoti, kas ten giliau po to žodžių slepiasi, nes man atrodo labai daug yra tokių, kurie gal mėgsta kalbėti, o klausytis, tai žinai, čia aš manau irgi yra ypatingas gabumas ir labai reikalingas. Ir žmonės ypatingai, manau, vertinami tie, kurie moka klausytis ir taip giliai. Tai aš manau, tu galėsi irgi papasakoti išsamiau, truputį kas slepiasi po to tokių paslaptingų žodžių klausytoje. Tai ar kažką pamiršau paminėti, gal dar kažką nori pridurti, kokiam dar temom gyveni ir veiklom? Manau, kad labai geras apibūdinimas ir kaip visada esam daug tokios daugia pusės asmenybės visi mes, ar ne, bet tiesiog kol kas toks mano geras apibūdinimas. Ačiū tau labai. Prašom. Tai gerai, tai galime ir pradėti tą jau mūsų pokalbį nuo pačios pradžios, manau, taip. Ir taip, gal tu galėtum papasakoti, kaip gimė tavo tinklaraštis Wildish Wonder. Kažkoks gal buvo toks įvykis ar kažkoks, nežinau, gyvenimo etapas, galėtum papasakoti, kokia pradžia buvo tinklaraščio. Jo, iš tikrųjų grįžtu tikrai prisiminimais labai daug metų atgal, tikriausiai net virš 10 metų, kai kelionės per Argentiną metu, kaip tik prisimenu, kad buvau automobiliai, tokie besitęsiantys vaizdai, didelės gamtos plotai ir tokia atėjo idėja, kad kažkaip norėtųsi perteikti tą jausmą, kada kažkas vyksta viduje ir nebūtinai tai kažkas, kas man iš tikrųjų patinka, bet kaip aš galėčiau apsukti visą tai ir pristatyti, kad vis dėlto tai yra naudinga, ar ne, ta transformacija, kad tame yra kažkas gražaus, kad tame kažką atrandu. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau rašyti tą tinklaraštį, jisai vadinosi To Love What Is, tarsi mylėti tai, kas yra, ar ne, tokį savo išsikeliu iššūkį, prisimenu, kad rašysiu kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitę surasiu būtent tą tokią sunkiausią situaciją, tokiam vidiniam atradimui, kaip aš galiu ją kitaip pasižiūrėti, kažkas, kas įvyko, kažkas, kas galbūt netgi buvo sunku tuo momentu. Ir berašant tą išsikėlus savo iššūkį, keitėsi gyvenimo įvykiai, aš ištekėjau, pradėjau laukti savo pirmosios dukrytės ir tiesiog pradėjo plėstis tie užrašai į tą tokią būseną, tų atradimų, bet dar su tokiu skoniu, ar kaip čia išsireikšti, kad tokie atradimai, kurie man sukeldavo tokią truputėlį pašėlusio tokio nuostabos būseną, kas taiga kažkas, wow, kaip čia visai kitaip galima ar ne į tai pasižiūrėti. Ne tik tai mano pačios gyvenime, bet ir tiesiog atradimai kažkokios tai temos, ar autoriai, ar kažkokie susitikimai. Ir aš prisimenu, dar kartą skaičiau Clarisos Estes knygą Bėgančios su vilkais, tik tai aš ją skaičiau anglų kalba. Ir mane prisimenu labai nustebino, kad jinai tai tokiai laukiniai moters dvasiai apibūdinti, jinai angliškam vertime naudojama žodis wildish. Ir man pasirodė toks keistas pasirinkimas, ar ne wild kažkaip ten. Ir man taip tas žodis kažkaip patiko, toks truputį pašėlęs, truputį laukinis. Prijungus prie tos nuostabos, kurią aš paskui pastebėjau, kad mano vaikai nuolat gyvena tokioj, ar ne, mažyčiai vaikai, jie visą laiką kažką atradinėja, visą laiką toks entuzijazmas. Ir tiesiog gavosi, kada keičiau pavadinimą, gavosi toks Wildish Wonder, kaip galėčiau pagauti kuo daugiau tų temų, tų būsenų, kada iš tikrųjų taip nuoširdžiai, taip net vaikiškai kartais taip nustembu, ar ne, wow, čia aš dar niekada apie tai nepagalvojau. Ir iš tikrųjų dabar galbūt šiek tiek mažiau dalinuosi paskutiniu metu, bet visada yra tas visas tinklaraštis yra ten ir man net pačiai kartais labai tiesiog malonu įeiti kaip į tokį pačios ar ne archyvą surinktų įvairių idėjų ir temų. Iš tikrųjų, apie 150 tikriausiai straipsnelių, interviu ir visa kita susikaupė per visus tuos metus. Ir temos
įvairiausios, ar ne, ten nuo tėvystės, pagarbios tokios sąmoningos motinystės temų, sąmoningo nėštumo, netgi sąmoningų menstruacijų, pavyzdžiui, temos paliestos, ar ne, kaip vaikų maitinimas, pavyzdžiui, ten nustebino Mongolijoje, ar ne, kokie yra papročiai maitinti kūdikis ir staiga tiesiog pasidalinti tokiais dalykais. Labai daug įdomių svečių turėjau savo interviu, pavyzdžiui, kaip išsigydyti save regėjimą ar ne natūraliais būdais, arba kaip apskritai, kaip save gydyti. Buvo vienu metu, pavyzdžiui, Marie Kondo filosofija, ar ne, visas tas toksai sąmoningas daiktų turėjimas ir visa kita. Žalia valgystė, mikrodozavimas musmirėmis, kurios dabar uždraustos Lietuvoje, ayahuasca, pavyzdžiui, psichodelė. Tiesiog viskas, kas man kiekvienu metu buvo tokia labai stipriai, labai stipriai viduj sujudinta ir kažkaip tokį sukėlė tą jausmą, kad čia kažkas yra daugiau ir kad aš niekada taip nebuvau pažiūrėjęs į šią temą. Netgi gal visiškai apvertė mano galvojimą apie tai, ar ne? Tai va tiesiog tokia kolekcija dabar tame puslapyje susikaupus. Įspūdinga kolekcija, tai žinai, tikrai labai tos įvairios temas, bet labai taip ir įdomu, ne, bet kažkaip galbūt savęs taip neįsprausti vieną, bet kažkaip leisti tyrinėti tą pasaulį ir man atrodo, tada kažkaip daugiau tokios ir nuostabus galvoju, o čia dar ir tas, ir anas, ir tas įdomu, ir truputį tada, žinai, va ta tokia, kaip tu sakai, va tas vaikiška nuostaba, ne, va, kad tu jos ir neprarandi, nes man atrodo, kai va, vis kažką naujo atrandi, tai va, atrodo, kad pasaulis dar tiek daug neatrastų dalykų, taip atrodo įdomu ir gyventi, ir ta kasdienybė tokia, žinai, va, nu, kažkokia stebuklingesnė tarsi tada. Tikrai. Ir toksai atsimokymo jausmas irgi apima, kad kažkuria prasme sužinai kažką naujo, bet ir kartu tarsi paleidai, ar ne, tai ką tu iš tikrųjų įsitikinęs, kad galima tik tai taip, ar kažkokią ten ribotą patirtį turėdamas apie tai, tiesiog galvoja, kad įmanoma tik tai tokia galimybė, bet labai gražus tas procesas tiesiog atsimokyti save, ar ne, kažkaip visiškai iš naujo kažką pasižiūrėti. Mhm. Ir dar, vat, žinai, vat, kaip irgi rašai, kad esi storyteller ir vat, rašai, kad esi klausytoja, tai vat, tas irgi man atrodo, kad kažkaip, nu tas, vat, kaip tau, pavyzdžiui, vat, tas pagalvokim, istorijų pasakojimas ir klausimas, ne, atrodo tarsi kaip ir du skirtingi tarsi dalykai, bet tarsi kaip vienas be kito, ne, kažkaip, man atrodo, tu turi, ne, vat, mokėt klausyti, taip ir atvira širdim ir tokiam stačiom ausim, kad tu tada galėtum, žinai, prisigertų istorijų ir tada galėtum pasakot pasaulio, ne, kaip tau šitie du dalykai, tarsi kurie yra skirtingi, kaip tau jie yra susiję tavyje. Jo, tikriausiai, kad papasakot gerą istoriją, reikia iš pradžių išgirsti ją, ar ne? Kažkaip, jeigu ta istorija yra tavo, tai tiesiog tada tas įsiklausimas bus pačiam savyje, ar ne? Kažką tai, kas gyva manyje, toks suklusimas, toks labai subtilus jausmas. Ir aš, kaip ir tu pradžiai pasakei, kad tiesiog tas klausimas iš vis, kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad kaip mes nesiklausom ir kaip mes nemokam ir kaip tai yra svarbu, ar ne, kaip gydo, pavyzdžiui, pats jausmas, kad kažkas yra šalia tavęs ir visiškai klausosi, ne dėl to, kad aš dabar įsiterpsiu ir pasakysiu, kad aš irgi į Ibicą buvau nuvažiavus ar ten kažką tai tokio, bet kad iš tikrųjų klausosi. Ir aš manau, kad kartais net atrodo, kad pasaulis toks išalkęs, mes visi iš tikrųjų taip išalkę būti išgirsti, ar ne, kad iš tikrųjų mus klausosi, bet ne su kažkokia ten agenda, su kažkokia ten noru kažką pakeis, patart mums, netgi išspręst, ar ne, kažkokį dalyką, ką mes turim, bet tiesiog iš tikrųjų klausos ir kuo toliau, tuo labiau matau, kaip ir su mažais vaikais būnant, kiek daug kartais šnekam, bet to šnekėjimo visiškai nereikia, iš tikrųjų išgirdus nebelieka daugiau net ką ten sakyti, nes tu supranti, kad jisai pats žino ir kai tu leidi pabaigti sakinį žmogui, jisai dažnai pasako, ar ne, tą, ką mes norėjom ten įsiterpti ir pabaigti. Tai va, tiesiog tas klausimas, aš manau, kad labai gilus procesas, labai tiek paties savęs, tiek į kūrybos temas einant, ar ne, įsiklausimas, pavyzdžiui, tylos, sugebėjimas išbūti tyloje ir ištvert tą tokį, iš pradžių galbūt tokį nepatogumo jausmą, ar ne,
bet iš to ateina labai daug kūrybinių idėjų ir labai daug to tokio pajautimo, kas čia man jie dabar gyvena, kur tempia kažkoks tai siūlelis ir kur kažkas kaip tik tai užsidarė, galbūt kažkokia mintis ar kažkokia ten energija, kuri mane dabar erzina, vat išgirsti ar ne tą tokį momentą. Tai aš manau, kad klausymasis labai svarbus toks menas ir mokslas ir jo, tikrai labai daug. Paskutiniu metu vis dar tebesimokau ir tas ir darbas šiuo metu yra, nes tu minėjai apibūdinime, kad vedu coachingo sesijas, coachingo metodų pagrįstas sesijas, bet man net nelabai patinka tas visas toks pavadinimas coachingas. Man atrodo, kad tai yra tiesiog, nes lieka taip nelabai aišku, ar ne, kas tai yra toksai, na ten žodis, bet tiesiog tokio gilaus klausymosi sesijos, ar ne, paties savęs, kas manyje vyksta. Tai va, labai. Ačiū, kad pasidalinai. Taip kažkaip, pavyzdžiui, tarkim, man, žinai, besiklausant tavęs, man toks kilo klausimas. Gal, tarkim, tu turi kažkokių tokių heksų, kaip geriau save išgirsti, nes man atrodo, mes tiek turim daug to tokio aplinkinio triukšmo, ne, kur tarsi kažkokių galbūt, kaip ir sakai, kad reikia atsimokyti kažkokių dalykų, ar tu turi kažkokių galbūt praktikų, kurias naudoji, pačios savo gyvenime, galbūt, nežinau, meditacijos, galbūt rašymai kažkokie, ar tu galėtum pasidalinti kažkokiam praktikum, kurios padeda pačią save išgirsti, savo intuiciją, savo širdį? Tai aš manau, kad meditacija ar kokią tai formą ar neįgytų, nes meditacija gali reikšti visai skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms, bet manau, kad tas toksai gebėjimas pabūti tyloj, tai yra labai svarbu, kad tai net ir būtų net ir 5 minutės per dieną, ar ne, tiesiog toksai sustojimas ir tokia, aš kartais jaučiu net tokia truputėlį disciplina, ar ne, sustabdyti kūną ir leisti tiesiog pajausti, išgirsti, kas čia vyksta manyje, kas vyksta mano mintyse. Man apskritai visą mano gyvenimą, bet vis jaučiu, kad kuo toliau, tuo labiau rašymas yra labai gili klausymosi, tokia meditacija pačios savęs klausymosi. Toj knygoj Artisto kelias, ar kaip lietuvių kalba vadinasi, to Julia Cameron. Kūrėjo kelias. Knygoje ar netas rašomas ryto ta praktika, kada tiesiog atsibudęs iš karto užrašai visą tokią kaip sąmonės plaukiančios, tiesiog viską, kas plaukia per tave tuo metu, neteisdamas, nestabdydamas, nebandydamas ten kažką pakeisti ar išspręsti. Tai aš labai panašią versiją iš tikrųjų irgi taip praktikuoju beveik kiekvieną rytą, kada tikrai ten pavyksta atsibusti prieš visus ar kažkaip taip, bet tas toksai procesas, kada iš tikrųjų leidai ar ne per save tas visas mintis ir tiesiog išgirsti, kad ten situacija, kuri įvyko vakar, dar tebe aidi kažkur ten viduje, ar kažkas tai kažkokia rydienos ten keistumas, ar baimė, ar nerimas, ar kažkas tokio irgi jau viduje kažkas tai vyksta. Ir tuo pačiu metu labai dažnai būna berašant, aš šalia visada turiu tokį mažą lapelį, kad kažkas tai staiga, iš tokie veiksmai ar ne, dalykai, kuriuos aš parašyti tam žmogui žinutę, arba tas daiktas ten kažkur, tai kažkam reikia kažką, tiesiog tokie kaip labai konkretus tokie patarimai savo, ar ne, arba labai konkretus toks veiksmų sąrašėlis. Iš to viso išsidisiliuoja tarsi klausymas į savęs, bet ir kartu labai konkretus žingsneliai kartais, kurie vienai kitai situacijai, kas ten bevyktų, jau yra kaip ir pradžia, kaip ir siūlelio pradžia, kur galima kažką tai pradėti keisti, ar kažkas laukia tavo veiksmo, ar ne dalykas, kuris užsimiršo. Tai aš rašymą be galo myliu kaip procesą, man tai yra labai svarbi praktika, iš tikrųjų viena iš svarbiausių kasdieninių, jeigu tai ne ryte, tada bus po pietų, jeigu ne po pietų, visada vakare. Vakare aš dažniausiai rašau, turiu atskirą užrašų knygelę, tik tai padėkai rašyti. Tai tiesiog toks kaip dienos peržiūra ir visada tiesiog dalykai, už kuriuos jaučiuosi labai dėkinga, kas įvyko ar ne tą dieną. Tai va, rašymas, meditacija, sakyčiau, toksai, ieškojimas mažyčių galimybių, kur galima kažkaip taip truputėlį sustoti. Aišku, sustabdymas irgi, ar ne, mes kartais tiek daug
vartojam, ta informacija yra taip lengvai pasiekiama, dabar ir tokie dideli sluoksniai jos visoje socialiniai medijoje ir visur nuolat matom, kaip kūrė visi kiti, ar ne, kiek ten visko daug vyksta visų kitų gyvenimuose. Tai kartais tiesiog tas sustabdymas to įeinančio, ar ne, truputėlį padėt galbūt tą telefoną į šoną ir tiesiog leist kažkaip taip leist viduj pakilt tokiem kaip mažyčiam burbuliukam, tiem visiems savo paties kūrybiniams impulsams, ar ne, kada jūs sustabdom ateinančią informaciją iš mūsų pačių pradeda kilt, ar ne, kažkokie tai kūrybiniai impulsai. Tai va. Gavom irgi žinutę, ačiū, labai gera mintis turėti prie ryto puslapių ateities špargalkį. Patikrinta mintis. Taip, tai vat, jeigu dar kas turite irgi klausimų ar komentarų, norite pasidalinti savo irgi taip atliepti patirtimis, tai labai lauksime komentarų. Tai, va, tai tokios tikrai dvi praktikos ir kažkaip man atrodo, kad, žinai, ir toj pačioj kūryboje, va, tas toksai girdėjimas, žinai, kažkokia tokia, va, tarsi kaip būna kažkokia, žinai, sėkla bando pramušti žemę, ne, kad, va, jau kažkas auga, žinai, va, irgi, tas irgi, man atrodo, kažkoks toks tas svarbu klausimasis, kad tu galėtum, žinai, pajausti savį, kad jau kažkas bręsta, kad jau, žinai, vat, laiku, kad jau galėtum pradėti judinti žemę ir padėti šaukti ir laistyti. O kaip tau, tarkim, kur tu darai kūrybiniai puslapiai, ne, kur ten yra ir, tarkim, lipdukai, ir ten jau tas toks rašymas, turbūt ne tie ryto puslapiai, žinai, kur ryto puslapiai labiau tokie tiesiog, žinai, užrašom visko, ten jau viskas taip gražiai tie tekstai, lipdukai, piešiniai, tiesiog kiek, vat, pavyzdžiui, tavo kūrybiniam, tam visam kūrybinėse procesuose tai užima vietos ir ar jie kažkaip irgi yra tavo kaip dienoraščio forma tam tikra tavo kūrybiniai puslapiai? Iš tikrųjų, tai ta idėja tokia dalintis man kilo labai seniai, aš dar prisimenu, beveik dėl to iš tikrųjų ir atsidariau Instagramą, nes staiga tokia atėjo mintis, kad aš, ar ne, tai, ką aš kartais sukaupiu savo tuose puslapiuose, tarsi būtų tikrai, tokia galimybė pasidalinti kaip kažkoks langelis, ar ne. Tas procesas labai toksai, net nelabai žinau tiksliai kaip jį nupasakoti, jisai tarsi kyla toks kaip kartais kaip impulsas, kažkokia tokia mintis taiga, ar kažkokia tai idėja tą vykusi tą savaitę, ar kažkaip taip, dažniausiai anksčiau prasidėdavo netgi nuo teksto, ar ne, kad staiga, pavyzdžiui, berašydama ryto ryto puslapius, staiga prasideda tekstas, ar ne, kažkokia tai tema, kažkas, kas tuo metu svarbu, ar kažkas, kas vakar man pasirodė keista, ar ką aš noriu, ką aš pasakyčiau kažkam kitam, ar ne, jeigu vėl grįžčiau į pokalbį kažkokį, kuris buvo. Ir dažniausiai tas tekstukas toksai pasijausdavo labai užbaigtas, kad tiesiog tai yra tikrai įdomi tokia užbaigta mintis. Ir tada paprastai dienos eigoj atsiranda kažkoks vidinis kaip ir įvaizdis, ar ne, kas tai galėtų būti, kaip tai galėčiau tarsi iliustruoti, ar kažkaip kaip galėčiau parodyti tą pačią mintį, bet kažkokiais tai priklijavus kelis popierėlius, ar kažkaip tą tekstą įforminus, ar ne, man tiesiog tokia labai toks įdomus žaidimas gaunasi su pačiu tekstu ir kaip tekstas gali pats įgyti formą, kaip jisai pats gali būti iliustruoti save, ar ne, kažkuria prasme, nes dauguma iš tų paveikslėlių yra keičiant tiesiog tą, visą tą teksto įforminant jį, ar ne, pradedant nuo to, kad tai yra tiesiog tik mintis ir tas toks labai įdomus procesas, kada staiga tai tampa kažkas labai, labai tokio paliečiamo, labai matomo, labai aiškiai, kad net neskaitęs, nes dažnai manau, kad ten ne kiekvienas toks kantrus, kad susisės ir perskaitys viskas, kas ten parašyta, bet tiesiog pats pirmas vaizdas pasako, apie ką eina kalba, ar ne. Kartais tai būna viena frazė, pavyzdžiui, kuri kartojasi, aš kartais nerašau ilgo teksto, kartais yra tiesiog vienas žodis ar kažkokia trumpa frazė, kuri atsikartoja kelis kartus ir vėl per tą paveikslėlį kažkaip save išreiškia. Tai daugiau tokia, tai nėra kasdieninis mano procesas, aš daugiau tokia kaip kūrybinė, ar ne, tokia erdvė tuose visuose pasidalinimuose, socialiniai medijai. Dabar vėl taip šiek tiek jaučiuosi tokiam žieminiam, vis dar tokiam tokio žieminiai energijoje, žieminiai būsenoje, net tarsi taip kažkaip jau po truputį atsiveria pavasaris, ilgėja dienos ir visa kita, bet šiek tiek lėčiau, palyginus su kaip anksčiau, galbūt daugiau dalindavausi
tų savo paveikslėlių iš savo dienoraščių, tai dabar gal šiek tiek mažiau, bet toks visą laiką gyvas tas procesas, visą laiką noras sugrįžti ir kažkaip taip parodyti, ar ne, per tą tekstą, per tuos visus paveikslėlius, kaip galima kažką tai, iliustruoti, kažką tokią mintį. Tai taip, tas tekstas kažkaip ane su vaizdu papildo vienas kitą pas tave, tai gaunasi, ne? Jo, visada toksai tarsi pats tekstas yra to viso įvaizdžio, viso to paveikslėlio dalim, ar ne? Jisai pats dar irgi pasako, kodėl jisai juda būtent tokia forma, o ne kažkokia kitokia. Toks labai įdomus kūrybinis procesas. Man pačiai labai smagu tuos puslapius sukurti, pajaust, kad ateina toksai tas kūrybinis impulsas, kad pabandykim šitą idėją, ar pabandykim šitą mintį ir galbūt kažkam kitkam irgi įdomu matyti ir gal irgi įkvėpia kažkaip kitaip pabandyti sukurti, parašyti kažką savo užrašiniai irgi. Taip. O ką tau duoda tas pats procesas kūrybos tokių puslapių? Ar tu jauti kažkokią, tu užbaigiai tą puslapį, koks tavo jausmas viduje yra ir kažkaip, pasidalink, labai įdomu išgirsti. Tai man iš tikrųjų vien pats rašymo procesas, ar ne, tas jausmas, kada aš prisimenu nuo pat pirmos ten klasės, ar netgi prieš mokyklą pradedant, kada Parkeriais pradėjo mokytis rašyti ir pats tas pirmos rašymo pamokos, pats tas toks jausmas, kada Parkeris, nes aš beveik tik ekskliuzyviai rašau tik tai su Parkeriais, rašaliniais Parkeriais, aš tušinukų jokių nelabai naudoju, nes man atrodo, kad rašymo procesas yra toks malonumas, man net sunku išreikšti žodžiais ir palyginti su kažko kito, nes man atrodo tokio begalinio malonumo vertas procesas, kad net nelabai iš tikrųjų svarbu, ką aš rašau, bet svarbiau, kad aš rašau, pati ta būsena, ar ne, toks pats rašymo procesas. Tai jau vien tame aš be galo išgyvenu didelį malonumą, tiesiog lėtai vedžiodama tas raides, ar ne? Ir kartu yra toks labai pačiam tam kūrybos procese irgi labai įdomi tokia būsena, nes viskas visada prasideda, kaip ir minėjau, nuo tokio labai staigaus tokio impulso, ar ne, kažkoks ar staiga tekstas, ar staiga tokia mintis truputėlį užsikabinus kažkokia, tai čia kažką reikia su tuo daryti. Ir toliau viskas dėliojasi, kaip kažkoks tai būtų, kaip kažkokia dėlionė, ar ne, čia gal tas kažkokias ateina idėjas, ar apie spalvas, ar apie kažkokią ten formą, ar apie dar kažką. Ir ant galo visada būna irgi toks tarsi, ar ne, paleidžiant į tą visą viešąją erdvę, toks kažkoks, kaip ir šiek tiek ir nerimas, ar kažkas tai toks, ar kaip čia reikėtų perteikti, ar ta nuotrauka pavyks ar nepavyks. Ir visada ant galo toks kaip iškvėpimas. Aš visada galvoju, kad tai yra toks labai kaip įkvėpavimą, netgi panašus procesas, kad taip prasideda tokia įkvėpė oro, ar ne, visas tas taip kuriasi ir tokia kaip banga išleidė. Ir iš tikrųjų beveik iš karto yra toksai jausmas viduje, kad aš atsikabinu nuo to. Ta prasme, kad kažkaip tarsi nebelieka tokio kažkokio, kaip aš čia dabar turėčiau dar ten grįžti atgal, pažiūrėti ar pakeisti. Iš karto yra toks paleidimas, dažnai tokia truputėlį pauzė, gali būti kelios valandos, kelios dienos, kelios savaitės, truputėlį toks išgąstis, kad čia niekas vėl nevyksta ir aš neturiu jokių idėjų. Ir staiga vėl tai pradedi kaip ta banga, pradedi jausti, kaip jinai iš lėto kyla ir vėl jau žinai, kad tave nuves iki paties galo ir kad tiesiog leisti jai ar netekėti per tave. Labai toks įdomus jausmas dar, kaip tu klausi, kad tai kažkuria prasme esame mes, ar ne, mes irgi kūrėm, bet ir kartu tai nesu aš, nes ta idėja tarsi mane surado, ateina per mane, išreiškia save ir palieka mane, tas lieka toks tuštumo jausmas trumpam, kol vėl ateina kažkoks kitas sekantis įkvėpimo taškas, sekanti nauja kažkokia idėja. Tai va, toks labai kaip bangavimas, kaip kvėpavimas, labai įdomus procesas. Su savo ups ir downs, su savo pakilimais, kai iš tikrųjų jauti, kad čia kažkas labai smagaus, kad labai patinka ir kad jautiesi toks drąsus ar ne, kad pasakiau taip tą idėjai, bet ir kartu tokių būna tikrai tokių momentų, kada staiga išsigąsti ar ne, kad čia aš daugiau nebeturėsiu dar tokios idėjos geros, arba kad jau pasibaigė, mane paliko, apleido visas įkvėpimas ir taip toliau. Tai jo, tiesiog priimti tą tokį, kad tai yra kaip kvėpavimas, kaip bangavimas, kad visą laiką bus tas iš naujo
ieškoto pasitikėjimo jausmo irgi, ar ne, viduje, kad kažkaip ten mes esam verti to, kad vėl ateis ir vėl ateis ir vėl ateis, jeigu tik tai kiekvieną kartą pasakysim taip ir kažkaip leisim tą idėją įgyvendinti save per mus. Kaip gražu. Man dar čia toks, žinai, irgi kaip būna tas tokio tuščio balto lapo baimė, ne, kažkokie. Ir tarsi, va, irgi toks, už jos, man atrodo, slypi toksai perfekcionizmas, man atrodo, kad čia mes turim dabar jau padaryti viską tobulai. Ir toks tarsi, žinai, kad toks čia gyvenimo ir mirties klausimas, ne, va, jeigu nepadarysim tobulai, tai čia viskas, nu, arba viskas, arba nieko. Tai man atrodo, gal tas irgi labai stabdo, bet kaip tu sakai, va, tau atėjo ta idėja, tu paleidai, žinai, ir tu paleidai pasaulį ir toks, ir tarsi, žinai, va, ir tokia gal kartais būna, kad visai, kad ar vėl ateis kažkas, ir vėl ateina, ta prasme, ir vėl ateina, toks, nu, kur tai tarsi, man, pavyzdžiui, irgi kažkaip kartais būna, atrodo, bet kažkokią ar nuotrauką, žinai, padarau, ar kažką sukuriu ir galvoju, nu, toks, kažkokia mintis būna kartais, gal geriau ir nepadarysiu, žinai, čia, nu, čia taip, nu, man taip patinka, žinai, jau turbūt aš nepadarysiu geriau. Ir po to kažkaip, žinai, nu, bet tada kažkaip bus, žinai, ir paleidai, ir po to ir vėl kažkas ateina, ir vėl toks, man atrodo, pastovus, toks irgi tas, kur toksai nuostaba, žinai, vat, čia va, kas dabar gimė, žinai, vat, kas per mane, žinai, išėjo, ir po to paleidai, žinai, vat, tarsi, kas čia irgi neprisirišti, kas čia nėra tik tai, vat, nu, va, čia mano, žinai, ir niekam nerodė, ir kažkoks toks, kad, ir, nu, toks, vat, labai toksai tikrai yra pastovus kažkoks procesas, žinai, ateina, tu praleidi tą ir vėl išleidi. Ir po to, man atrodo, kažkaip toks, tas geras tada pralaidumas, žinai, vyksta, kuo tu daugiau leidai ateiti, kuo daugiau leidai išeiti. Man atrodo, tarsi, aš tai, žinai, kaip vadinu kartais, kaip kanalizacija, žinai, kažkaip būna pasiegusi kažkur, žinai, tu laiku neišleidi, žinai, ir tada viskas, niekas, tada ir tos idėjos kažkaip neteina ir kažkoks toks, vat, yra blokas kūrybinis ir sąstingis. Būtent tą patį žodį aš irgi pagalvojau kanalizaciją, kai tau bekalbant. Yra labai graži citata, aš prisiminiau pagalvodama prieš šiandien dieną, tokia Martha Graham, aš nežinau, ar lietuvių kalboje, kada esi skaičius, bet jinai kalba apie tai, kad mumise egzistuoja ta tokia gyvybiška, tokia kibirkštėlė, tokia ar ne energija staiga, kuri pradeda pagreitėjimas, toksai viduje staiga atsiranda, ne kažką tai, ar sukurti, ar kažką daryti, ar kažką įgyvendinti, kurti kažkokį naują projektą. Ir jinai kalba, kad sako, ta išraiška yra tokia unikali, kad mes iš tikrųjų negalim jo sustabdyti, nes tai, kada mes ją sustabdom, tada visas pasaulis jos nebeturės, tai bus tiesiog prarasta visiems. Ir kad svarbiausia mintis yra ta, kad yra ne mūsų reikalas ją vertinti, tą išraišką, tą idėją, tą kūrybą, kad ar čia nuspręs, ar jinai gera, ar vertinga, ar čia kažkam patiks, ar čia mane kažkas pagirs, ar ne, kaip čia lyginasi su kitom išraiškom, gal čia kažkas geriau už mane, ar ne tuos pačius dalykus Instagramoje dalinas ar kažkas tokio, bet jinai tiesiog sako, kad mūsų darbas yra tiesiog išlaikyti ją tokią sava, kad tai yra aš, tai yra mano ir tiesiai šviesiai tiesiog išsaugo tavo tokį kanalą atvirą, kaip ir sakom, kad tiesiog likt sąmoningu, tokiu praleidėju visiems tiems dalykams, kurie mus motyvuoja, kurie mus sujudina viduje ir tiesiog išlaikyti atvirą tą kanalą. Tik vienintelis darbas, nespręsti, nei ten vertinti, nei ten lygintis, nei ten nieko. Kas iš tikrųjų gana sudėtinga, ar ne, visais šitais pilnai socialinės medijos laikais, bet tiesiog jo. Vis grįžti prie tos minties, kad tai, ką turime mes, yra tik tai mūsų ir kad jeigu tu nepasidalinsi, tai pasaulis praras tą pasidalinimą, kad ir koks jis atrodo ten mažytis ar nesvarbus, ar koks bebūtų. Bet aš kartais jaučiu, kad mes iš tikrųjų neįvertinam, kiek daug duodam, ar ne, mažiausiais dalykais, net kaip tu gatvėje praeini. Iš tikrųjų tai pakeičia visą tą gatvę ir šalia ten gal stoteliai stovėjusių žmonės, ar ne. Aš kartais prisimenu žmonės ar kažkokius susitikimus, kur ten kažkas nusišypsoja ir aš po 3 metų prisimenu tą momentą, ar ne, kažkoks nepažįstamas žmogus. Taip kad aš manau, kad mes tikrai neįvertinam, kiek kartais ta mažytė kūryba ar tas mažytis pasidalinimas, kiek daug gali duoti kažkam kitam, ar padrasinti, ar paskatinti, ar tiesiog kažkas prisimins gal po 10 metų tą tavo nuotrauką pasidalinti, ar ne, nors niekada taip ir nesužinosim. Tai va, taip, likt tokiais atvirais kanalizuotojais. Tikrai čia, bet čia tokie, žinai, globalūs dalykai, bet, pavyzdžiui, man atrodo, kad irgi pirmiausia, tai svarbu, žinai, sau leisti kurti. Ir kažkaip atrodo, kad ir, tarkim, tas dienoraštis arba tie kūrybiniai puslapiai, tai
žinai, jeigu, tarkim, ar baisu dar kol kas eiti ten, tas, žinai, socialinius tinklus ten dalintis ar su kitais, tai tiesiog turėti savo tokią, man atrodo, saugią vietą, pavyzdžiui, tą pačią užrašinę kažkokią, ne, kur tu galėtum rašyti, kas tau šauna į galvą, piešti, kaip tau ten gaunasi, klijuoti, ko nori, žinai, tai va tiesiog pradėti nuo tokios kažkokios, tokios lokalios, mažos erdvės, kur tu gali savo kūrybą, taip, savirišką savo lieti taip, kaip nori. Ir man atrodo, tada, vat, kai tu turi tokią praktiką, turi tokią erdvę, tada kažkaip lengviau, gal tada, žinai, ir pradėti dalintis. Nes kažkaip, vat, tarsi tu taip, žinai, galbūt išaugi iš to, jau, žinai, savo užrašinės tos, vat, ribos ir tada, vat, žinai, nu, kaip vaikas, žinai, ten smėlio dėžiai pirmą ten žaidžia, po to ten jau į kiemą, žinai, nu, toks, vat, tu augi ir tada kažkaip ir drąsiau, tu natūraliai augi ir drąsiau tada išeiti ir dalintis su kitais tą kūrybą. Kažkaip tas irgi, va, žinai, kad jo pirmiausia savo leisti šiaip tiesiog kurti, žinai, rasti tokioj saugioj vietoj ir po to, va, nu, ir tada jau dalintis su kitais, nes kažkaip, nu, tiesiog vien tą pačią, žinai, kad, klausyk, žinai, ką, man tai tas kūrybinių puslapį ar ten ryto puslapį, nu, man pačiai tai fainai, žinai, kažkaip gal ir tau čia, žinai, bus faina kažkaip pradėti, žinai, va, tą savo kūrybiškumą irgi krūtinti, tai va, tas tikrai labai taip smagu turėti tokių praktikų, ne, vat kažkokių tokių, kur tavo tą kūrybinį raumenį treniruoja ir drąsą kurti. Būtinai. Aš dar, tu pasidalinai su manim vienu klausimu, kur atsiuntė kažkas tai, kaip pasidalinau apie mūsų laivą, apie tą tokią mintį, iš kur atsiranda kūrybinės galios. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų, grįžtant ir prie to, ką tu dabar pasidalinai, kad iš tikrųjų mes kažkaip labai siaurai apibrėžiam, kas tai apskritai yra kūryba, ar ne? Jeigu aš ten nesukūriau kažkokio tai muziejaus verto paveikslo, tai tada aš negaliu savęs nei ten kokių kūrėjų, nei ten kokių menininkų, nei nieko pavadinti. Bet iš tikrųjų, kaip pagalvoji, mes nieko daugiau nedarom, ir čia kiekvienas iš mūsų, mes nieko daugiau nedarom, negu nuolat kūriam, nuolat savo mintimis, savo vizijomis, savo įsivaizdavimu, kas ten bus ateityje, kiekvienu pokalbiu, kiekvieną rytą atsibudę, įsivaizduodami, kas vyks mūsų dienoj, verdami sriubą, sudėdami ingredientus, ar ne, kur staiga atsiranda kažkas, ko nebuvo prieš tai, kaip tu šukuoji ten plaukus savo vaikui ir kažkas tokio. Tas kūrybos procesas yra tiesiog neatskiriamas, ar ne, aš kartais tiesiog man apima toks vėl tokio pašėlusios, tokios nuostabos būsena, aš kaip pagalvoju, koks grožis apskritai yra žmoguje, kad jeigu netgi ten kažkokiose siaubingose sąlygose, ar ne, ten uždarytas kokiam nors tamsiam kalėjime, be jokios išeities ir vis tiek išbraižys ant sienos ten 2 poemos eilutes, ar ne, kad tai yra absoliučiai visiškai nesustabdomas procesas. Ir tai, kada pajauti tai viduje, ar ne, galbūt daugumai ieškančio va, tokios kažkokios kūrybiškumo pradžios ar tas galias pajudinti viduje, tiesiog leisti savo prisiliesti prie tos minties, kad mes negalim nekurti, mes nuolat kuriam. Tai dėl to gal taip neapsiribot, kad jeigu aš ten nekuriu orkestrui muzikos, tada aš nesu muzikė, ar ne, kad galima labai mažyčiais inkrementais pastebėti, kur aš kuriu ir kur aš kiekvieną dieną dalyvauju ir kad tai iš tikrųjų labai ypatingas tas toks mūsų, kur dėmesys yra nukreiptas, jau ten prasideda kūryba. Jeigu aš ten žiūriu žinias nuolat ir kažką ten galvoju, kaip ten kažkas atsitiks, ar ne, po kelių metų, ar kokia ten, ar kažkoks ten pokalbis vyksta, ir aš ten irgi įsijungiu su savo nuomonė. Visur mes kūrėm. Tai tada pasidaro taip svarbu tas vėl toks truputėlį įsiklausimas, kad ar aš tikrai noriu prisidėti prie to, ar tikrai aš noriu kurti, ar ne, kažkokią tokią realybę, ar tai pačiai savo, ar tai kažkam kitiem. Ir kada tą pradedi pajaust, tai manau, kad tas toksai kūrybinė išraiška, tokia kaip ten kažką su popierium kurti, ar ten piešti, ar ten muziką, ar dar kažkokį projektą, yra tai tik tai tokia siaura mažytė dalis, ar ne, kurią po truputį irgi galima plėsti, kur galima taip kažkaip leisti, pajutus tą kūrybinę energiją, kuri visą laiką, mes tiesiog joje maudomės visą dieną, tada aš galbūt irgi lengviau pasidarys truputėlį tiesiog nejaus to tokio svorio, kad va dabar aš kuriu, o dabar nekuriu, ne? Tiesiog aš kuriu visą laiką, tai dabar atsiverčiu naują lapą ir va tiesiog kažkas čia įvyks, kažkokia mintis, jeigu ne, tai nieko tokio, va taip nupiešiu ratais ir atversiu kitą puslapį, ar ne? Nesusikurto tokios įtampos, tokio svorio, kad čia dabar turi kažkas įvykti, labai jau tokio
labai labai tokio ypatingo, ar ne, ir kad pasaulis niekada nematęs tokios išraiškos. Tiesiog taip, jo, tą tokią atkabint netgi irgi nuo tos minties, kad čia turi būti įvertinta, kaip ir tu sakai, tai neturi būti kažkoks didelis dalykas, neturi būti nei ten tų širdelių didelis skaičius, nei ten tiesiog pasitikėjimas, kad tai, ką aš kuriu, yra verta ir svarbu ir yra man visų pirma. Ir kaip gražu, kad tai ateina per mane ir jeigu dar kažkam patiks, tai tada dar smagiau, bet ne, jo, taip nesuskirstyt, nesusiaurint, kad kūryba tai yra tiesiog tik tai tiek, ar ne, ką mes ten savo užrašų knygelėse ar didelėse drobėse sukūrėm. Taip. Nu, čia tokie, žinai, kur tokie kūrybos jau fiziniai pavydavai, maždaug čia jau sukūrė tam paveikslą, parašė knygą, žinai, tai va, bet iš tikrųjų, man labai tikrai tas irgi rezonuoja, kad tiesiog tas kūrybos šiaip bendrai yra kasdienoje tiek daug ir va taip pačiu ir kaip mes kalbame, kaip mes elgiamės, kaip mes rengiamės, kaip mes va, tikrai būname, tiesiog gyvename, kaip mes matome pasaulį, žinai, va irgi tas visas stebėjimas, žinai, kiek mes pamatome stebuklų, kiek mes matome kažkokių, tokių, aš, pavyzdžiui, šiaip dar man patinka, žinai, va irgi metaforas pastebėti kasdienybę, žinai, pavyzdžiui, kad va, čia irgi toks, žinai, tarsi aš galvoju, čia yra kažkoks kūrybiškumas, kur tu pamatai, sukuri kažkokias sąsajas tarp kažkokių dalykų. Aš, pavyzdžiui, bet, tarkim, man sakau, kaip gamta, tarkim, man yra tokie kaip mano išminties mokytojas, žinai, aš kartais, pavyzdžiui, išeinu su kokiu nors klausimu, tarkim, žinai, ar kažkokiu sunkumu ir aš tai, pavyzdžiui, ten pasižiūriu, ten į kokį medį, žinai, ten koks nors, nu, kad jisai ten palinkęs kažkaip, bet jisai negriūna, žinai, jisai laikosi ten ir jisai augo toliau, tas, nu, bet kažkaip ir taip galvoju, ai, tai va čia labai toks gražus, žinai, va toks metaforiškas pavydalas ir kažkaip, tas irgi, man atrodo, tas tiesiog kūrybiškas požiūris ir stebėjimas, žinai, ir jeigu gal tu neturi per dieną, gal negali skirti laiko kažkokį kūrinį sukurti, bet vien tai, kad tu kažką pamatei, pastebėjai ir savo galvoje užfiksavai, tai man atrodo, vien tas yra nu, kažkoks irgi kūrybos procesas kažkaip, tai vat, man atrodo, kad tas irgi yra, žinai, nu, svarbu tikrai kasdienoj. Pritariu. O gal tu turi kokiu nors tokiu dar gal kažkokių praktikų, pavyzdžiui, kaip, tarkim, pati pastebi, ar kažkokius tokius stebuklingas akimirkas, ar gal kažkaip, žinai, kaip lavinti tą tokį, žinai, vat, pastabumą, tam tokiam, kaip tu sakai, pašėlusiai kažkokie nuostabai, kaip lavinti, kad, žinai, kad tavat, jeigu, pavyzdžiui, per dieną gal ir nelabai kas tokio ten, žinai, ypatingo grant, ar susikūrė, ar įvyko, žinai, bet kaip jausti, bet tą tokį ugnelį viduje, gal tu turi kažkokių tokių, vat, savęs patarimų, galbūt, žinai, gal gyvenime yra kažkokių tokių etapų, kur ten ta ugnelė buvo užgesusi, kaip to pavyko ją. Aš toks labai, taip, žinai, noriu paklausti, taip tas klausimas, kaip jį čia taip įžodint, žinai, bet gal ar supratai, ką noriu paklausti? Jo, man taip ateina tokia spora minčių, tai pirma, kalbant apie tą tokį, ar ne, kaip čia tą kūrybą, tą tokią liepsnelę, kaip tu sakai, pagyvinti, ar kaip ją surasti. Tai yra tokia knyga, Steven Pressfield yra autorius ir yra knyga, tarsi žodžių žaismas, tikriausiai, kai kas žinos tą tokią karinę strateginę knygą, kuri vadinasi The Art of War, kad meno, tiksliau sakant, karo menas, tai jisai apvertęs pavadinimą ir jis vadinasi meno karas. Kaip vat, kūrybiniai visi procesai veikia, ar ne? Kaip tie kūrėjai, kurie ten yra tikrai labai, tarkim, produktyvus, ar ne, parašo daug knygų ir visa kita, kiek daug pereina tų tokių pakilimų ir nukritimų ir kaip su tais visais procesais susitvarko. Tai man labai įsiminė iš tos knygos viena tokia mintis, kur vieno žymaus autoriaus klausė, ar ne, ar tu lauki įkvėpimo rašyti, nes daug yra autorių, kurie laukia ar ne to tokio pakilimo, tokios mūzos, kuri ten ateina ir, pavyzdžiui, rašant knygą staiga tas įkvėpimas ateina. Ar tu sako, turi kažkokią tai discipliną, kur ten kiekvieną dieną atsisėdu taip ar taip ir aš ten sėdėsiu valandą laiko, bet nesikelsiu ir rašysiu. Ir to autoriaus atsakymas yra, sako, aš rašau tik tai, kada turiu įkvėpimą, bet man labai pasisekė, kad įkvėpimas ateina kiekvieną dieną 10 valandą iš ryto. Tai tokia labai, man taip įsiminė ta idėja, kad iš tikrųjų kūrybiniam procesui kažkaip reikia to tokio
galima laukti ir galima, tikrai būna momentų, kai ateina nuostabus įkvėpimas, kai ten kaip kokia banga ar nenusineša staiga daug idėjų ir kaip tik tai paprastai dažniausiai net nėra šalia kažkokio parkerio užsirašyti, ten atrodo taip viskas plūsta. Bet aš manau, kad labai svarbus tam tokiam, jeigu iš tikrųjų nori prisiliesti prie to nuolatinio kūrybinio proceso, tai surast mažytės tokias, ten neturi būti daug laiko, nebūtinai tai bus valanda kiekvieną dieną, bet tiesiog netgi trumputės tokias, kad ir 5-10 minučių atkarpėlės, kur galėtumėm būtent sakyti, aš esu čia ir aš dabar pasiruošus ir aš esu tam procesui atvira ir laukiu, tai įkvėpimas atėjo, netėjo, nesvarbu, aš vis tiek ten sudėliojau kelius žodžius ar kažką ten truputėlį papiešiau ar pasiėmęs ant savo mažą kažkokią tai užrašų knygelę nupiešiau šalia tupinčią musę ar kas tai bebūtų. Tiesiog tokia turėti, visada būti pasiruošusiam ar ne kažkuria prasme. Aišku, labai smagu, jeigu galima į tą savo kasdieninį tokį gyvenimą įtraukti, pavyzdžiui, nešiotis ar ne su savim kažką tokio, kas tai bebūtų, aš nežinau, ar žmonės ieškos įkvėpimo rašant, ar įkvėpimo piešiant, ar kas tai bebūtų, bet turėti su savim tą tokią būti pasiruošusiu, pavyzdžiui, ten mažytė akvarelės, aš nešiosiu su savim visą laiką mažytę akvarelės dėžutę, nes kartais tiesiog, ar ne, eilė kažkokia, arba ten kažkokiam traukiny, ir pastebėjau, kaip smagu, kad tai visiškai pakeičia telefono kažkokį žiūrėjimą, nes tai yra daug įdomiau, tai ką pasidaro toks apima kažkoks tai toks smagus jausmas, kad dabar galiu kažką sukurti, kad ir ten 5 minučių kažkoks tai mažytis piešinėlis ar kažkas tokio. Tai va čia tokia būtų viena iš tokių mažyčių praktikų ar kažkokiu būti pasiruošusiam, bet ir kartu labai sąmoningai, jeigu galima, sukurti reguliariai tą tokią mažytę erdvę, kur gali jaustis kūrybišku, kur gali prisiliesti prie visų savo tų kūrybinių galių. Ir kita praktika, kalbant apie tokį magišką pajautimą tos tiesiog realybės ir to, kaip mes apskritai leidžiam savo dienas, tai man labai patinka kartais tokia, galima netgi tiem, kas tokie labiau mėgsta ar neskaičiuot laiką, ar kažkaip tiesiog netgi telefone pasirinkti ant 5 minutės ir suskambės alarmas, kad nesijaustum, kad čia tęsiasi amžinybė ar ne tas procesas, bet tiesiog pasiskirti tokias kelias minutės. Ir man labai patinka toks procesas įsivaizduot, kad viskas, prie ko aš dabar prisiliesiu, ar ne, tai yra tiesiog visiška magija. Tai įsivaizduok, mano parkeris, pavyzdžiui, ką jisai daro, ar ne, magiška lasdelė, kitaip nepavadinsi. Arba dabar puoduką prisiliečiau, ar ne, be jo aš visiškai negalėčiau arbatos gert. Dabar sekantis ten kažkoks tai ar klaviatūra, ar planant indus, ar kempinė. Kiekvienas daiktas iš tikrųjų yra ten su tokia gale, su tokia magija, su tokia nauda, ar ne, aš visiškai be to dalyko negalėčiau tikriausiai, ar ne, ar ten tualetinis popierius, koks nuostabus dalykas. Ir va tiesiog paskirti tokias kelias minutėlės, tokiam labai sąmoningam, tokiam dėkingumo jausmui, tokiam susižavėjimo jausmui, kad šitie visi atomai susirinko tam, kad, ar ne, kad aš galėčiau kažką tai nuveikti ar padaryti, ar kažkaip, kad mano gyvenimas tiesiog būtų lengvesnis, ar ne, dėl šių visų susikaupusių dalelių šiuo metu tokioj formai, tokios spalvos. Nežinau, man labai, tai iš tikrųjų labai daug duoda, toks labai lengvas įėjimas į tą tokį toks kaip šokis gaunasi, beveik, kad tu judi ir tu visą laiką savo pirštais prisilieti prie tiesiog visiškos magijos, nėra kitaip net kaip apibūdinti, ar ne? Ir per dėkingumas, mano supratimu, yra labai toks aukštas dažnis. Būti dėkingumo būsenoje, tai tada tikrai labai tampam atvirais viskam, kas dar gali ateiti ir kam dar labiau galima toliau jaustis dėkingu ir kūrybai ir viskam kitam. Tai aš kartais praktikuoju tokį šokį, meditaciją, per būtent prisilietimų pajaust, ar ne pirštų galiukais, kas vyksta šalia manęs, kas prisiliečia prie manęs šiuo metu ir kažkaip tai suteikia daugiau grožio, daugiau magijos, daugiau naudos. Ačiū labai, kad pasidalinai. Jo, ir dar tas kažkaip kaip irgi tas, ir tik pagalvoju, čia jį kažkas sukūrė, žinai, kažkoks keramikas ten irgi buvo. Tas nematri, kad man, pavyzdžiui, irgi tas taip patinka, kad sakau,
automobilis, ane, atrodo savaime suprantamas, ane, dalykas, bet kai pradedi galvoti, kiek ten yra detalių, kiek ten žmonių dirba, kiek inžinierių, tarsi, tai galvoju, eina savo, ir čia irgi yra kūryba, žinai, sukurti, tiesiog yra ratai, yra kažkokie detalės ir sukurti važiuojantį kažkokį tokį, vat, nu, mašiną, kuri dar žmogų veža ir ten, žinai, dar, nu, tasme, ir tarnauja ilgus metus, tai vat, tiesiog, tikrai, kaip pagalvoju, kūryba visur aplinkų ir, nu, tikrai stebuklinga, atrodo, mes taip, žinai, tokiam dulkiam, tokiam apsineša tas protas ir nebepastebi. Ir atrodo, ai, nu čia savaime viskas suprantama, bet man irgi tas patinka, žinai, kad čia nėra savaime suprantama, čia eina. Bet aišku, jeigu tokiam per daug, per ilgai būti, tada, žinai, irgi gali truputį, tai, žinai, per intensyviai pasaulį, žinai, patirsi. Bet vat, kartais, taip, žinai, kai jau, tai, ai, niekas neįdomu, čia, žinai, tu tokį, kažkaip tikrai vėl tu tokį, žinai, va tas įkvėpimas, daryti kažkoks toks tarsi oro įkvėpi, žinai, šviežiai, tarsi pamatai pasaulį, žinai, šviežius liuksnių, tai tikrai labai įdomu. Ir mes dar gavom tokį klausimą irgi iš klausytojos. Kokia buvo didžiausia pamoka, kurią išmokote per savo kūrybos kelionę? Man atrodo, kad ta pamoka iki šiol man tebesitęsia. Tai tiesiog toks nuolatinis ieškojimas balanso taško, nes manau, kad labai daug dalykų tokiam atsirėmė vidurio kelyje, ar ne? Kiek iš tos kūrybos yra man ir kiek man jos reikia ir kiek iš jos yra kažkokiam ten viešam pasidalinimui, ar tai tinklaraštyje, ar tai Instagram, ar taip toliau. Ir kaip surasti tą tašką, kur kaip ir kalbėjom, kad vien pats tas kūrimas yra svarbus labai pačiam savo ir kad tai yra labai nuostabus procesas ir kad, kaip ir minėjau, man tiesiog vien rašymo procesas suteikia tokią begalinę malonumo būseną, bet kada dalinamės, visada šiek tiek yra, ar ne, to tokio noro, kad jeigu jau daliniesi, kad kažkoks ten grįžtų atsakas, kažkoks tai grįžtų įvertinimas. Ir vat kaip suras tą tokį atsirėmimo tašką, kad ne visada ne visi dalykai patiks, kartais visiškai aplodismentų nebus, nors ten atrodo, kad pats nuostabiausias dalykas, kokį ką tik sukūrei, kažkokie ten algoritmai susisuks tokiu būdu, kad apskritai niekas nepamatys, kuo toliau, tuo labiau ten atrodo viskas susisuka. Arba kad atvirkščiai bus kažkas, kas tau visiškai nepatinka, staiga ten kažkokia, tai gale apims ir visiems labai labai įdomu. Žodžiu, tokį atras viduj tą tokį jausmą, ypatingai tiems visiems, kurie perėjom mokyklos sistemą, kur ten įvairius pažymius ir dešimtukus ir visokius kitokius rinkę, kažkaip išsilaisvinti iš to, ar ne, tokio jausmo, kad ką pagalvos kiti ir aš tikiuosi, kad jie pagalvos kažką ir kad va, taip labai. Man labai tokia įdomi pamoka tame, nes tai, aišku, labai atsiremia stipriai į savo paties savivertę, kiek aš vertinu tą procesą ir kiek aš džiaugiuosi juo, netgi jeigu niekas nepamatys. Bet kadangi turim tą galimybę, turim tą langą per šitą visą socialinę mediją pasidalinti su visų pasauliu, tarsi nenori, jeigu visiškai nenorėtum jokio įvertinimo, tai tiesiog pasilieka tavo puslapiuose, ar ne? Bet jau vien tas faktas, kad kažkam pasidalinam, mes tarsi ieškom dar vienų akių, kurios galėtų pasižiūrėti ir sakytų, jo, aš irgi matau tai, ką tu matai, ar ne, to tokio patvirtinimo. Tai va kažkaip tas visas kūrybos procesas man toks vis nuolatinis ieškojimas to tokio ramybės taško, kad aš pasidalinau, bet ir čia ir užsibaigė ir nebegaliu nei žinot, kokį ten efektą turės kažkam, nei kad kažkas galbūt labai labai supyks, pamatęs tą puslapį, nors ten labai visas apie dėkingumą, ar ten kažkoks labai džiaugsmingas, nes jį šiandien suerzins tą temą, ar ne. Aš negaliu visiškai kontroliuoti po to, kas atsitiks po to proceso ir va taip kažkaip, tai man tikriausiai didžiausia pamoka yra tame ieškojime ir bandyme neieškot tų tokių aplodismentų, neieškoto tokio, kad tai turi įtakoti tolesnį žingsnį, ne, kad jeigu niekas nepasakys man, kad čia nuostabu, tai tada aš viskas uždarau Instagramą ir nebekursiu daugiau, ar ne. Kartais būna tikrai tokių frustruojančių tokių momentų, nes manau daugam, kas buvę ilgai Instagramoje, tikrai daug kas pasikeitė ir kartais ne visada lengva, kad visi pamatytų, tie, kurie netgi labai nori pamatyti, dėl to ir seka, ar ne mūsų darbą, tai va taip kažkaip ne mūsų reikalas kartais ta kūryba, tiesiog vėl kaip ir grįžtam prie to paties, kad ne mano reikalas neįvertint, nei ne mano reikalas žinot, kas ten atsitiks kito žmogaus viduj, bet tiesiog vis išlaikyti tą vidinį kūrybinį procesą atvirą.
Taip, taip, taip. Ir tas toks irgi kažkaip, va, jeigu, pavyzdžiui, kuriant tos socialinius tinklus, tai būna, man atrodo, irgi žmonės, žinai, dalinasi tą kūrybą ir gal to kažkaip, gal to atgarsio ar mažai kažkaip būna. Tai va tas irgi, aš atsimenu irgi savo, žinai, ten tarkim, Instagramo puslapio pradžią, tai ten tų sekėjų buvo mažai ir ten aš dalinausi taip labai kažkaip, nu, tiesiog, va, kas man atrodė, žinai, gražu. Ir taip tarsi kažkaip po to buvau užmetus ir po to vėl gražu ir kažkaip taip, žinai, pradėjau dalintis. Ir taip kažkaip, va irgi tas, tiesiog viskas, aš taip matau, kaip viskas palaipsniui, žinai, aš ir pati augau kaip kūrėja, ir kaip tas, žinai, ir tas Instagramas pildėsi, žinai, kartais ir tas, supratau, kad nebūtinai tikrai viską ten reikia dėti ir dalintis, tikrai, va, kai kurie dalykai, žinai, kažkaip man tiesiog buvo svarbus. Ir vat kažkaip tiesiog, kad suprantu, kad čia yra toks procesas ir tos auditorijos auginimas ir, pavyzdžiui, tie patys ryšiai, kurie kūrėsi, kur aš suprantu, kad aš tikrai pačioj pradžioj savo kūrybos aš tokių ryšių nebūčiau sukūrusi, kaip aš sukūriau, žinai, tesdama tą savo dalinimąsi kūrybą ir tą savo kūrybos kelią. Tai vat kažkaip man atrodo, kad vat tas irgi kažkoks toks svarbus priminimas, kad labai labai daug gali būti ir ateiti dovanų, jeigu mes tęsim savo kūrybos kelią ir dalinsimės atvira širdim su pasauliu. Tai vat, sakau, man čia, vat, mano viena iš tokių, žinai, vat, nu, čia ne pamokų, bet vat, gal kažkokių tokių atradimų, kad kiek dovanų ateina tame, kad mes, žinai, atveriam savo širdį, taip pat dalinamės tą kūrybą, kiek mes gražių ryšių galim sukurti, dalindamėsi savo kūrybą, nes man atrodo, kaip, žinai, kai iš širdies kažkaip kuri ir daliniesi, tai man atrodo ir širdis kažkaip tas ateina ir tas toksai ryšys, toksai jisai gyvas, tikras per tą tokį, žinai, gal pažeidžiamumą kažkokį, tai vat, man labai, vat, tas labai gražu stebėti, kiek daug dovanų, žinai, ateina iš to viso, kad kažkada išdrįsau pasidalinti ir išdrįsau ir nepasidaviau ir tiesiau tą savo kūrybos kelią ir dalinimąsi kūrybą, tai vat, kažkaip savo irgi tai priminti, kad čia yra procesas ir kad labai dar, manau, daug gražių dalykų ateityje laukia. Tai vat kažkaip tose. Aš nežinau, ar tau būna, man kartais būna toks jausmas, kad aš pasižiūrėjus į savo praeities ar ne kažkokius postus, ar ten kažką, ko pasidalinau, mane toksai, toks apima, nu dabar tikrai neišdrįščiau. Toks labai keistas jausmas pačiam į savo ar ne kažkokią sukurtą kūrybą žiūrint, tarsi toks, nu dabar tai tikrai ne, kaip aš taip galėjau. Ir ne tai, kad ten gailiesi, nes nėra kaip tik tai toksai kažkoks kaip ir toks švelnus pasididžiavimo jausmas, nu kaip aš taip išdrįsau ar ne. Kažkaip labai įdomu, kaip visas, tu kaip ir sakai, yra tiesiog visa kelionė ir tu tiesiog ten negali žinot, kur tu, kokiam taške, kada būsi ir kad tikrai, aš irgi pavyzdžiui, iš savo tinklaraščio rašymo yra nuostabių susitikimų yra buvę ir tikrai ne vienas iš jų tiesiog, nu, toks stiprus, tvirtas ryšys net metam praėjus ir dar daugiau, ar ne, kad tiesiog netgi kai kurie tapo mano draugais, žmonės, su kuriais interviu esu padarius ir taip toliau. Tai vat, teisybė tikrai yra tame, kad visų pirma gal mes patys savo čia viską kuriam ir visos tos dovanos grįžta mums, o jeigu dar to sekoje galim irgi kažką pradžiauginti, pamotyvuoti, įkvėpti ar dar kažkas tokio, tai dar tik tai pliusas ar ne ant viršaus. Tikrai. Ja. Dar, žinai, va, ir kitas klausimas, kas tave įkvėpia kasdienybėje, arba šiaip, pavyzdžiui, gal turėtum pasitinti kažkokiam, tu jau keletą knygų minėjai, tai gal dar kažkokią, žinai, knygą, pavyzdžiui, parekomenduotum. Ir, pavyzdžiui, kas tave įkvėpia, gal kažkokie filmai, muzika, gal kažkoks žmogus konkretus, tai va tokiais tiesiog įkvėpimo tokiais perliukais gal tu norėtum pasidalinti, žinai, gal kažką mes irgi, kaip klausytojai, atrasim naujo ir susidomėsim, šitas negirdėtas dalykas čia, kažkas įdomus. Tai aš visų pirma, tai iš tikrųjų pasakau ačiū ir tau, nes tokia Instagramą tikrai visko pilna, bet man visada įkvėpia kūrėjai, kurie net nebūtinai ten milijardus surinkę kažkokiu ten peržiūrų, bet aš net ir tavo pačios kelionė, ar ne, kiek tu esi labai kartais labai atvirai pasidalinu savo pačios kažkokiais tai kažkokiam abejonėm ar momentais, kai tikrai nežinojai, ką čia toliau daryti. Aš tikrai pripažįstu ir tave kaip vieną iš tokių įkvepiančių kūrėjų, kuri tiesiog kiekvieną kartą, ar ne, atsiranda mano Instagramos šitam sieno ir kaip čia vadinama paveikslėlis, kur tu kažką sukūrus ir vėl kažkokios gėlės gražiai suspaustos ir dar kažkas, tai tikrai tokie netgi mažyčiai tokie įkvėpimo momentai ateina ir per tave.
ir dauguma tikrai, Instagramą tikrai pilna įkvėpimo, įvairiausių tikrai kitų kūrėjų. Aš vieną vardą norėjau paminėti, man paskutiniu metu labai patinka neseniai atrastas toksai italas Carlo Pavan, vadinasi, jis Instagramą įkūrė, bet labai gražius video deda į YouTube. Tai man labai patinka jo ir piešia, ir tokia labai, labai gražių kūrybinių idėjų turi. Tai čia toks paskutinių poro savaičių, aš tiesiog vienas iš tų, kur tiesiog laukia ir nekada įdės naują video, nes šiaip tai ten visam tam šurmulį ir informacijos gausoj dažnai pasimeta daugumos kūrėjų kūryba. Šiaip dar labai knyga, kuri mane daug įkvėpus ir visą laiką taip grįžta prisiminimuose irgi apie visus kūrybinius procesus. Tai tikriausiai lietuvių kalboje bus išversta kaip Didelė magija, tos Elizabeth Gilbert knyga. Man labai, tiesiog irgi toks labai gražus paskatinimas toj knygoje, kad tiesiog kurk, kas tai bebūtų, ten nupiešt, kaip jinai sako, ar ne, net kokį negražų paveiksliuką ant sienos ten, jeigu tik patyrai toks impulsas, tai tiesiog ir leis savo visus tos procesus išgyventi. Šiaip tai paskutiniu metu grįžau prie tokios labai, netgi grįžau prie skaitytų knygų, nežinau kodėl toks tarsi įkvėpimas, čia kaip C.S. Lewis, vienas tas autorius sako, kad jeigu knyga neverta skaityti, jeigu skaitai knygą ir jauti, kad jos neskaitysi antrą kartą, tai jinai neverta skaityti net pirmą kartą. Tai aš dabar paskutiniu metu grįžtu prie jau skaitytų knygų, labai esu didelė mėgėja, gal bus girdėtas toksai britų rašytojas Terry Pratchett, aš nežinau, ar lietuvių kalba yra daug išvestų knygų, aš anglų kalbą esu jo skaičius, tai tiesiog toks fantastiškas pasaulis, apie kurį jisai rašo kaip diskas, kuriame vyksta įvairūs dalykai, ten nuo magų iki visokių būtybių, bet man labai gražu jo rašyme, aš konkrečiai, kada skaitau, kartais tiesiog žaviuosi ar ne paties autoriaus, kaip jisai gražiai žaidžia žodžiais, kaip juokingai moka perteikti, būtent anglų kalbos tokį žaismingumą. Kitas šiuo metu skaitomas autorius mano repertuarė, mano knygų rinkinį, tai yra Vydūnas. Aš labai įdomiai esu grįžus irgi prie to tokio jausmo, kad mokykloje kažkaip mums buvo pristatytas, ten toks gana nuobodokas visas tas toksai senų autorių, senų knygų peržiūra, bet iš tikrųjų labai gilu ir netgi ne viską, taip net ir savo kartais pripažįstu, kad ne iš karto viską suprantu, nes lietuvių kalba tokia šiek tiek senoviškesnė, kai kurie terminai, kai kurios išraiškos tokios ne iš karto lengvai įkandamos, nes iš tikrųjų labai giliai perteikia, bet vėlgi skaitydama žaviuosi, kokį lobį turi lietuvių tauta, būtent tokiuose senuose rašytojose, kur keliavę po visą Europą ir susirinkę iš geriausių universitetų tuo metu sklandžiusias idėjas ir pats išmokęs sanskrito kalbą ir išvertęs pirmas knygas iš sanskrito kalbos lietuvių kalbą ir save išsigydęs iš įvairiausių nepagydomų būsenų. Ir tiesiog labai mane labai taip irgi žavi ir įkvepia ir tiesiog jo, toksai nuostabos tas jausmas vėl kyla beskaitant. Iš daugiau tokių temų, kurios šiuo metu labai taip stipriai manyje gyvos, tai esu jau ne pirmą kartą ateina tokia banga, kada labai žaviuosi minimalizmo idėjom. Bet nekalbu apie tokią, nes būna tokių labai ekstremalių ar ne, ten pavyzdžių, kur labai vos ten su 100 daiktų žmonės gyvena ir taip toliau, nes iš tikrųjų tame gyvenimo etape, kuriame esu dabar, kur yra maži vaikai ir visa kita, tai galbūt tai nėra taip labai praktiška ir lengva ir netgi būtina tokia ekstremali forma, bet jau kelintą kartą ir ten su Marie Kondo, tos Japonės filosofija, ten ne pirmą kartą peržiūrėti visi savo daiktai ir vėl tarsi grįžtu toks dabar pavasarinis apėmęs azartas viską persižiūrėti ir vėl grįžtant prie to tokio prisilietimo ir jausmo, kad iš tikrųjų visa ta erdvė, kuri mūsų supa, jinai be galo stipriai mūsų įtakoja tiek kūrybos procesuose, tiek visuose kituose, kad kažkoks daiktas, kuris ten galbūt sulūžęs ir apie kurį nepagalvojam, atrodytų sąmoningai nepagalvojam, bet jisai vis tiek mums tyliai kviečia jį pataisyti ar kažkaip tai, ar jį išmesti ir jį atiduoti, ar dar kažkaip ten pernaudoti kažkokiu būdu, bet va tą tokį pajaus savo erdvę ir kad tai iš tikrųjų yra atspindys mūsų vidinio pasaulio, kad jeigu labai kartais vidiniam dideliam kūrybiniam tam chaose esam, tai matosi ir kambarį, kaip ten viskas išsisklaidė visas puses ir išsimėtė. Ir atvirkščiai, kada kartais pabaigus projektą labai norisi viską vėl gražiai susidėlioti į visas savo vietas, kad viduje atsirastų erdvės ateinančiam naujam projektui.
Tai va toks labai tas minimalizmo idėjos, man tokia viena iš temų, kur labai labai daug ir ilgai galėčiau dalintis ir šnekėti, nes man atrodo, vėlgi gyvenam tokios nuostabios gausos metu, kai viskas labai lengva įsigyti iš naujo, viskas labai pigu, visko labai daug, bet kad tai daug ne visada geriau ir kad kaip tik tai netgi užsikemša, ne viskas viduje ir vidiniai procesai ir kūrybinė ir ramybė prarandami dėl to, kad tiesiog kartais visko yra per daug. Tai va, taip vis grįžti prie to tokio, ar iš tikrųjų kiekvienas tas daiktas, kurį turiu, kad jis tikrai man naudingas, ar tikrai atneša džiaugsmą, ar tikrai man reikia dar 4 versijų ten pakeisti jam, jeigu jisai vieną dieną sulūž, kai aš net to pirmo nenaudoju ir va, tokiam labai tokia mane žavinanti, daug įkvepianti tema, daug tokių vidinių apmąstymų, kaip kokį ryšį turim su daiktais, kokią vertę priskiriam ar ne, kad mano diplomas magistro ašgi negalėčiau jo išmesti, nes kaip aš tau įrodysiu, kad aš, žinai, tokia sumokyta ir tokia svarbi. Tai va, tiesiog daiktas, tiesiog papirėlis ant takio turi lapo atspausdinti keli žodžiai, bet kaip jisai, kokį svorį jisai turi, ne? Arba kaip tik tai kažkoks ten praeities žmogaus kažkokio padovanotas daiktas irgi ten kokią melancholiją sukelia vos ten prisilietas prie jo. Tai va taip kažkaip vėl grįžtant prie to klausymosi temom, taip netgi kartais išgirst, ką visi tie daiktai sako aplinkui ir ką kiekvienas reikalauja iš manęs, kaip jisai mane veikia, ar iš tikrųjų sukelia džiaugsmą, ar kartais visiškai nereikalinga būsena, kur galbūt jau būtų laikas paleisti. Tai va tiek. Čia tokia labai išsam tema, kur tikrai labai mane sužavi ir daug galėčiau dalintis ir kalbėti. Taip, man atrodo labai daug įkvėpimo, taip moki pasisemti iš aplinkos, nes kažkaip ir tie žmonės, kur tu sakai, kad kalbini ir atrodo, kad eina savo, va tas toksai, kad nu, tu turi tą akį, žinai, va kažkaip ir tas va irgi, kad, va pavyzdžiui, va man dar, žinai, truputį pajudinta tema, tarkim, aš irgi, žinai, va čia jau mūsų dabar 20 yra kūrybinis pasimatymas, aš taip, žinai, atrodo 20 kartų praėjo, 20 kartų, žinai, live kalbinu žmonės, bet va kažkaip vis tiek kažkoks jaudulys yra, vis tiek kažkokia tokia baimė, žinai, yra. Bet kartu yra toksai, vat, ir ten rodo ir suklystų, ir šneku, ir mintis tas pasimeta, bet tarsi net viduje kažkoks toks yra didesnis už tą visą baimę, už tą tokį kažkokį gal nepasitikėjimą, tas noras yra va, tiesiog atskleisti žmogų, kad jisai papasakotų, kad nu, va, tas žmogus, kurį tu kalbini, kad jisai pasidalintų savo mintimis ir va, tarsi tu, žinai, va, kaip esi kaip laidininkas, kad tas žmogus, žinai, va, nu, galėtų pasidalinti ir pasipasakoti ir va, kažkas klausosi dabar arba klausysis po to, va, jis išgirs kažkokį mintį, žinai, kur tu, o eina savo, o čia man tik būtent tą reikėjo išgirsti ir kažkaip ir pagalvoju kartais, tie dalykai yra 100 kartų didesni už visas tas baimės ir vat kažkaip, kai, man atrodo, vat irgi savo kartais irgi svarbu priminti, kad kažkaip, nu, vat atrodo, kad va čia vėlgi tos vėl dovanos, ką mes gaunam, kai mes nugalim savo baimę, ne, ir ką padovanojam pasauliui. Tai vat kažkaip, čia žinau, vat pavyzdžiui, ir tu kiek žmonių įsikalbinus ir žiūrėjau, kad ir turi YouTube kanalą, kur interviuojami, vat, kokios mintis tavo pačios, vat, ar tau, tarkim, yra tas jaudulys kalbint žmonės, ar visgi tavo tu vat, tą prisimeni, kad vat, nu, aš tai čia tik tai, va, laidininkas, aš tik tai, va, tiesiog, žinai, kad tiesiog taip paskatinu, pasipasako žmonės. Ta baimė niekada nepraeina. Ta baimė niekada nepraeina ir tas toks vidinis kritiškas balsas, ar ne, kurį kartais išgirstam, kas čia bus, nes paprastai baimė kyla, ar ne, iš to tokio, kad ar aš čia galėsiu, ar aš čia kažkaip, ar gal čia vaizdo kokybė netokia, ar ten. Bet kartais man patiko toje Big Magic, toje didelės magijos knygoje, kad rašoma, kad tiesiog procesas yra tas, kad išmokt tą kritiką, tą visą baimę sukeliančią savo vidinę dalį, patraukti iš vairuotojo sėdynės ir pasodinti į galinę sėdynę. Jis niekada nedings, visą laiką yra, nes visą laiką yra kažkas naujo, visą laiką yra naujas pašnekovas, naujos temos ar dar kažkas bebūtų. Tiesiog visą laiką mes, jeigu teisingai ar ne, tą visą darom, tai visą laiką vyksta kažkoks tai augimas, vyksta plėtimasis ir tiek temos, ir tiek tai mūsų žinojimo, mūsų įsitikinimų sulaužymas ar dar kažkas tokio. Tai manau, kad tiesiog išmokti tą baimę pasodinti gale savęs ir išgirsti ją, nes tai yra irgi labai išmintingas vidinės apsaugos mechanizmas, vidinės toksai mūsų globėjas, kuris kartais gana gal taip
bandydamas mus sutvarstyti, bet jisai pasako, ar ne, žiūrėk, aną kartą ten kažkas atsitiko, arba kaip ten buvai maža, nuėjai su savo piešiniu ir nieks neapsidžiaugia. Tai vat, gerai iš tikrųjų turėti tą tokią vidinę apsaugą, bet išgirdus tai, vėl grįžti prie to, kad tai negali vairuoti tavo to kūrybinio proceso, tai negali būti tas, kas nurodo, kokiu tu keliu toliau eisi, nes tai tiesiog yra per maža dalis, tai yra tokia dalis, ar ne, kuri mūsų saugo, kur nori išlaikyti, kad mes nepakliūtumėm į kažkokią tai sunkią situaciją ar kažkokią skausmingą situaciją. Tai man tas atrodo neišvengiama. Aš kaip ir sakau, netgi pasižiūrėjęs atgal apima jausmas, aš nesuprantu, kaip aš perlipau baimę pasidalinti vieną ar kitą temą, ar ne, atrodo šiandien, va, toj, kur esu situacija, tikrai nepasidalinčiau tokio video, bet matyt, kad tas yra toks vėl kaip kvepavimas, kaip bangavimas, kaip tokia nuolatinė dalis, kad kada augam, tiesiog natūraliai ta baimė visą laiką bus šalia ir kūryba ir yra toks nuolatinis augimas, ar ne, į kažką naujo, išplėsti savo paties horizontus ir pačiam kažką naujo išmokti. Tai va. Dar kažkaip galvojau irgi apie tą visą temą, ar ne, tokia nebijoti tas baimės pasižiūrėti iš tikrųjų, nes tai yra vėlgi toks labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, kodėl dauguma turim baimę dainuoti, ar ne, kaip keista, ar ne, arba kurti apskritai ten piešti daugumą, aš čia nebepiešiu, vaikystėje piešiau, dabar nebepiešiu, arba kodėl taip yra, kiek daug prie to viskas, tarsi tiek daug prisiklijavę, ar tai kažkoks vertinimas, kad aš bijau, kaip mane įvertins, ar aš kaip tik norėčiau kažkokį tai pažymį ten įvertinimą gauti, nors jau dabar pasibaigus mokyklą tų nebebūna pažymių. Ar kada aš nusprendžiau, kad tai yra baisu, koks žmogus mano gyvenime tą patvirtino, ar ne, kad tai yra baisu, išeiti ir dabar čia video, dar kažkokiam YouTube atsidarai ten ir kažką šneki, kur gali nusišnekėti, ir kažkas sakys, Dieva žydai, jau šita tai iš vis čia. Ar gėdos jausmas kažkoks, ar ne, ar kažkas buvo nedėmesingas ar kritiškas kažkada, kai aš kažką išreiškiau ar pasidalinau ar nusidainavau, ar ne. Žodžiu, tokį grįžti prie tos baimės, jos turi svarbę irgi mums pamoką, svarbę informaciją, išgirsti, ar ne, nuo ko esu saugomas ir ar vis dar tai yra reikalinga ta apsauga, gal jau kaip žinai, kai dviračiu biški išmoksti važiuoti, jau galima tuos šoninius ratukus mažus nusimti ir nebebijot važiuoti toliau, bet kad tai visada mus lydės, tai aš manau, kad čia toks neišvengiamas procesas, tik tai kažkaip neleis, kad tai stabdytų. Tikrai, ačiū tau už tokį padrasinimą. Tikrai, kad pasadinti toj galiniai sėdinėje, sakau, važiuojam, kartus. Važiuojam, kad tu pažiūrėsim, tarsi, nes tikrai, atrodo, aš irgi, pavyzdžiui, kaip tu, ta mintis, kur tu sakai, kad žiūriu, skaitau, kuo dalinausi anksčiau ir tu galvoji, eina savo, pavyzdžiui, irgi ten, taip, ten kažkaip atvirai, ten taip jautriai dalinausi, galvoju, taip skaitau, bet aš kažkaip, žinai, kartais galvoju, kad tas irgi, ką mes dalinamės, tarkim, aš pavyzdžiui, kartais skaitau taip ir galvoju, čia tarsi ateities savo, žinai, kažkaip kažką rašyti tokia, kad tarsi, o kas mane geriausiai pažįsta, tai ašgi save, žinai, pažįstu. Visgi geriausiai, tai mes tarsi iš praeities savo, kažkaip, man tokia mintis, kad mes iš dabartiniai, ką mes kuriam dabartį, tai mes ateities savo tarsi kuriam kažkokią žinutę ir kažkokį tarsi, tokie, žinai, kaip į butelį įdedam kažkaip, kad šitais metais buvo tas ir anas, ir tarsi mes paliekam kažkokį pėdsaką ir ta mūsų kūryba, kuri yra tarsi kažkoks kaip metraštis mūsų to laikmečio, mūsų tos tokios dabartinės būsenos, kažkokios mūsų pačių vidinių kažkokių dalykų. Tai žinau, kažkaip tokia dar mintis man atėjo, žinai, kad taip ir galvoju, taip, wow, aš tokia buvau ir ta dalis many dar yra kažkur, žinai. Ir kažkaip ir taip gražu, kad aš leidau pasireikšti, dabar aš tai gal bijočiau, bet matyt, tada reikėjo, žinai, taip ir parašyti, taip, žinai, kažkaip pasidalinti, nes aš sakau, pavyzdžiui, pas mane labai irgi įdomu stebėti, kai, tarkim, pasidalinu kažkokiais tekstais, kurie tokie yra jautresni, žinai, galbūt tokie, kur labai išjausti ir taip baisu būna dalinti, žinai, galvoju, ką žmonės pagalvos, bet iš tikrųjų, žinai, ir pasidalini ir tada tie tekstai iš tikrųjų daugiausia tokio atgarsio ir sulaukia, nes tada žmonės sako, oi, tu ten įgarsinai mano mintis, ten mano jausmus, žinai, tai tas labai kažkaip irgi tarsi, bijai, bet daliniesi ir, žinai, ir po to matai, kad, tu nesi tame viena, žinai, tai tas irgi labai svarbu kažkaip tą prisiminti, tai čia, sakau, labai daug tokių kompleksiškų dalykų ir aš manau, žinai, tau gal irgi tas yra, kad
tu vidum labai viską taip kažkaip pajauti ir supranti, žinai, bet kai reikia kartais įžodinti, kartais tai net sunku įžodinti, kas čia tokio vyksta, žinai. Tai va, tai tas, bet čia labai gražus procesai ir tikrai mes dar nežinom, žinai, vat, kokie tie virpuliai, žinai, kokius mes virpulius dabar va iš to pokalbį, žinai, į ateitį siunčiam. Tai va, tas labai įdomu. Pačiai savo, ar ne, pastebė, kad tai, ką mes kalbam, iš tikrųjų, kad ta praeities versija kažkuria prasme įkvėpia dabartinę tavo versiją, nes pasižiūrėjus į tai ir pagalvojus, kaip aš ten kiekvieną savaitę disciplinuotai kažką dariau, tai tiesiog savo irgi kaip priminimas, kad tu gali, kad tas postas ar pasidalinimas, kuris dabar tave gazdina, iš tikrųjų, kad tu pažiūrėk, ką tu darai prieš tai, ar ne, tarsi toksai irgi pats įkvėpimas, pats save įsikvėpi iš praeities, ar ne. Aš manau, kad iš visą tą laiko savoką ir tas paties savo tokia esencija mes esam, tu gali įkvėpti tiek ateities save, tiek pavyzdžiui, atsivertus baltą lapą, kad ta baimė ar ne, atsivertus baltą lapą, tu gali tiesiog sekundžiai sustoti ir paprašyti savo ateities tos versijos, kad čia kažkas tai ant šito lapo įvyko, ar ne, arba kad įsivaizduot, kad aš laikau rankose tą knygą, kurios dar nepabaigiau rašyti. Kad va, tarsi tokia irgi šuoliuot per tą laiką į visom kryptim per kūrybos procesus ir kad ta ateities versija tavo jau žino, kad tas yra pabaigtas dalykas, kuris tau dabar labai sunkus ir labai nesibaigiantis projektas, bet tai jau tu žinai, nes kartais tai būna toks vos ne prisiminimas iš ateities, ne, nu, kad aš tikrai nunešu tą darbą ir priduodu ten, ar pabaigiu tą piešinį, ar dar kažkas tokio, tai va tiesiog taip išnaudoti tą tokį, kad patys save irgi galim, gal čia net ir pati svarbiausia dalis, ar ne, kad patys save irgi galim įkvėpti ir padrasinti ir kartais nebūtina tiek daug ieškot kažkur tai aplinkoje ar iš kitų, ar kažkur tai to tokio padrasinimo. Tikrai. Gal dar kažką norėtum paminėti, pasidalinti apie kūrybą, ko mes nepasidalinom, kažkokie mintim, galbūt atradimų, ko mes dar nepaminėjom, kas nori dar būti išsakyta garsiai? Aš dar tokią mintį norėjau pasidalinti apie ar ne kartais va, kada ruošiamės kažkokiam kūrybos procesui, tą tokia apjungiant vėlgi tas temas, pirkimą ten, kažkokį tai, kad reikia man, pavyzdžiui, reikia būtinai nusipirkti ten tos rūšies akvarelės, kad aš galėčiau pradėti piešti paveikslus. Nu, va ta, kur turiu, neveikia ir nėra ir man būtinai reikia tos. Aš kažkaip norėjau pasidalinti, kad iš tikrųjų kartais tai yra labai svarbus proceso momentas ir kad iš tikrųjų reikia išgirsti ir kad gali būti, kad būtent ta akvarelė ir yra tai, kas atvers kūrybos procesą. Labai toks, ant tokio labai balanso taško tą statau, nes iš vienos pusės žinau, kad tai gali būti delsimo tokia strategija, kad ne, kol aš nesusidėliosiu visų savo pieštukų ir visų nenusidrošiu ten tobulai, tai tada aš negaliu piešti. Tai kartais mes tą naudojam tokia kaip delsimo teorija, bet kartais iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, iš savo pačios kūrybos procese galiu paminėti, kad yra buvę objektų, daiktų, konkretus parkeris, konkreti užrašų knygelė, kurie staiga buvo tokio kūrybinio pliūpsnio tarsi įtakotojai, ar ne, kad aš esu labai už tai, kad jeigu vėlgi neskatinu tokio nesąmoningo ten vartojimo, ar pirk labai daug, ar kažkas, kas pasirodo dabar tiek daug visų tų Instagramų įtakotojų, kurie ar ne kažką nori parodyti naujausius, gražiausius ir toliau. Ir tikrai labai didelė pagunda ir tikrai yra nuostabių dalykų ir labai smagu juos kartais įsigyti. Bet kad kartais yra objektai, kad jeigu tas jausmas nepraeina kurį laiką ir net įsidėjus ten į tą pirkimo krepšelį, praėjo kelios savaitės ar dienos ir vis tiek nesibaigė. Aš iš savo pačios patirties galiu pasidalinti, kai man užėjo, tikriausiai nėra kitokio žodžio apibūdinti kaip obsesija, būtent va šituo dienoraščiu, kuriuo aš dalinausi Instagram'ui, tai yra viena iš tų knygelių, yra japoniškos, kaip čia vadinasi, brandas, žodžiu, japoniškos kompanijos, kuri vadinasi Traveler's Notebook, būtent užrašų knygelė, ar ne? Ir aš prisimenu, kad aš tikriausiai pusę metų Instagramoje žiūrėjau ir iš vienos pusės, ir iš kitos, ir iš vienos, ir iš kitos, kol galų gale mano mama, neištvėrus, aš tau sako, nupirksiu, nes tu baigi, žinai, kaip galima pateisinti ten, ir kainuoja, ir vienaip, ir kitaip, ir kam čia reikia, taigi žiūrėk, dar namuose yra užrašų knygelių. Bet būtent va, ta knygelė atvėrė staiga kažkokį tokį tobulą procesą, kur aš negalėdavau su jie atsiskirti ir visi toliau kūriniai ir viskas, kas sekė iš to, buvo tiesiog nuostabus dalykas. Aš labai už tą tokį, kad kartais aš manau, kad netgi daiktai
netgi su kai kuriais daiktais turim kažkokią tai kažkokį keistą susitarimą, kad jie yra mūsų kelionės svarbi dalis ir kad būtent tas su tuo Parkeriu ten parašys ar ne tą knygą ar kažką tai tokio. Tai labai už tai, kad irgi vėl įsiklausyt ir kad kartais savo leist būtent tokia, kad ne bet kokia akvarelė, bet ta, kuri telpa į tavo kišenę tobulai ir kur tikrai tame visur bus, gali būti, kad ir tai yra, ko tau reikia. Leist daiktams būti irgi tokiems, ar ne, įkvėpėjams, kurie kartais labai labai gražiai mus palydi šitoj visoj kūrybiniai kelioniai ir gali būti labai mylimi ir labai labai ilgamečiai pakeleiviai. Tai tokia mintis, kad kažkaip ieškot to tokio taško, ne pirk ten bet ko ir ne per daug ir ne kažkaip, bet kartais yra tokia įsileist tą galimybę, kad, nes aš jaučiu kartais, kada bandai pakeisti, gerai, čia ne tos, nes tas labai brangus, tai aš nusipirksiu ten kitą už 10 eurų pigiau ir nenusiramina kartais tas jausmas viduje, kad tai ne taip, tai aš kažkaip skatinu kartais išgirsti ir savo galbūt truputėlį taip leist tam pakeleiviui prisijungti, kokios jisai ten formos ar kainos bebūtų. Tikrai, nes kaip ir sakė, kad tau tiesiog malonumas yra rašyti su tuo rašikliu ir taip atrodo, kad net tiesiog pats procesas tas malonus. Aš kažkaip tavo pasakai, pasidalinai šitą mintim ir aš prisimenu, kaip aš 17 metų, man padovanojo gitarą iš Gariūnų turgaus, Kapok vadinasi, kiniška, ir aš pradėjau su jo mokytis ir man tiesiog, ten aišku būna pradžia, kai mokėsi groti gitarą, labai ten rėžė pirštus, nes pirštų pagalvėlės dar neapripratusios. Tai man ta gitara taip rėždavo pirštus, bet aš galvoju, čia taip turi būti, žinai, bet man tas malonumas groti, tipo jokio nebuvo, nes tiesiog man buvo kančia groti. Ir po to, ir aš kiek metų turėjau, aš realiai gal tik tai prieš kokius 3 ar 4 metus nusipirkau savo tokią normalią gitarą, nes kur tas gali būti kitaip, kur tau malonu groti, kur tu žiūri tą gitarą, tu tiesiog norisi ją imti į rankas ir dainos tas kūrėsi ir tarsi ir vienas malonumas groti. Ir aš dabar žiūriu tą savo gitarą Kapok, kuri grinai kaip dekoracija stovi ir aš niekad nenoriu nei groti su ją, nieko, tiesiog. Ir tai, žinai, ir net nupurto toks, tai tikrai, aš labai tą, žinai, jaučiu, kad tikrai, aišku, nes kartais tikrai tas būna, kad prokrastinacija, ne kažkokia, tai aš dar tą, žinai, bet tikrai, čia yra iš tikrųjų netame esmė. Čia tas variantas, kur tiesiog tau kančia keletą priemonių ir tave net tiesiog, tu gal ir kurtum, bet tiesiog tau, rankas kapoja tas. Tai tas labai iš tikrųjų tikrai svarbu turėti, aš, pavyzdžiui, tikrai galvoju, kad yra svarbu turėti kokybiškas priemonės, kurios tau teikia kūrybinį malonumą. Tai tikrai, kažkaip tas, tikrai, man tas irgi atliepia, bet tai nereiškia, kad aš turiu dabar susipirkti visas akvarelės spalvas ir tik tada aš piešiu, žinai. Tai tas tikrai kažkaip. Man toksai daiktas tai yra popierius, pavyzdžiui, aš tiek daug metų gyvenime su tuo tobulu rašymo malonumu, kurį aš jaučiu rašydama Parkerį, aš iš tikrųjų per daug metų savo gyvenime praleidau, gerai, čia jau vis tiek jau pradėjau už tą užrašų knygelę, tai pabaigsiu, nors ten lieja, persigeria į kitą pusę popieriaus ar ne popieriaus, kuris visiškai netinkamas Parkeriams. Ir tikrai priėjo toks metas gyvenime, kai aš tiesiog užbraukiau juodą liniją, kad aš niekada daugiau neberašysiu prastam popieriui, dėl to, kad tai yra toks visiškai nepalyginamas procesas. Vienas, kur tokioje visiškoj flow, tokio plaukimo būsenoje, kur tu tiesiog, kiekvienas prisilietimas yra visiškas malonumas ir kitas dalykas, kur tu tiesiog kankiniesi ir lauki, kol pasibaigs ar ten tas rašalas, kuris visiškai nemalonus, ar tas lapas, ar dar kažkas tokio. Tai va. Būtent surast kartais, kada jau galim sau leistą, ypatingai kai atrandi, ar ne, kad tas kažkas objektas ar kažkas neša tokį didelį malonumą. Ja, tai ačiū to labai daru šitą temą pajudintas. Tikrai atrodo, kas čia ir, bet tikrai, tas daro įtakos tikrai tam kūrybiniam proceso malonumui. Ir dar pabaigai norėčiau tau užduoti tokį tradicinį mūsų kūrybinių pasimatymų klausimą. Taip, tai kokią žinutę iš dabartinės savęs perduotum praeities savo? Wow, koks geras klausimas. Ui, net. Čia iš tų, kur gal net galvotųsi, kad atvirkščiai norėčiau išgirsti, ar ne. Tikriausiai, kad tokiam
toliau būti tokiam pasitikėjime, kad iš tikrųjų viskas, pasižiūrėjus atgal visada viskas atrodo, kad tobulai susidėliojo, nors ir taip visiškai ne taip, kaip planavai ir kartais labai labai priešingai, net negu norėtųsi, bet kad visada sekantis žingsnelis atveria, kodėl ar ne tas kažkas įvyko ir kodėl tiesiog susiklostė tai, kaip turėjo būti geriausiai. Tai visą laiką tokiam grįžti į visą tą tokį pasitikėjimo procesą, kad tai, kas vyksta, turi savo tolesnį sprendimą, savo tolesnį paaiškinimą. Kartais gal net labai ilgai, gali būti ir 10 ir daugiau metų, kol nesulauksi, bet kad visą laiką viskas labai tikslingai vyksta ir tokia tiesiog vis prisijungt prie tos, tokio pasibuvime tyloj, pasiklausime ir savęs, ir viso to, kas per mus juda ir teka, kad tiesiog kažkaip esam labai, man atrodo, kad tikrai esam labai labai globojami ir labai viskas klostosi teisingai ir tikslingai, nors kartais labai labai sunku tą matyti ir labai sunku ir norisi labai ginčytis ir visaip kaip nepritart tam, kas vyksta, bet kažkaip taip, tą tokį savo kultivuoti tą tokį pasitikėjimą, tokią kelionės ramybę, kad vis dėlto viskas, kas vyksta, turi vykti. Tai va, gal taip tik tai pasakyčiau. Ačiū, kad ir su mumis pasidalinai tą žinutę, tikrai toks irgi man atliepia, kad, tik žinai, kad aš kartais taip žiūriu, kaip tokie, kur būna paveiksliukai, kur reikia sujungti taškus, kol kažkoks paveikslas, žinai, sutrisi, to čia ieškai, kas čia bus tokia, tu net nežinai, tai va, bet kažkaip, kai žiūri iš tos pusės, tai atrodo, kad, o įdomu, o ką šitas, kur mane nuves šitas dalykas, o kaip tu kas toks, su tokiu smalsumu kažkaip žiūri, nes tikrai mes daug ko nežinom ir man atrodo, tame gal net ir visai tas toks įdomumas, žinai, kad tikrai toksai paslaptinga ateitis, kuri dar gali daug labai gražių dalykų atnešti mums. Ir tai, kad mes daliname savo kūrybą, tai ir vėlgi tos dovanos, apie kurias mes kalbėjom, kad kiek daug dovanų gali atsiverti ir mums patiems, ir ką mes galim įkvėpti savo kūrybą, tai labai, labai gražu kažkaip, kai pradedi galvoti iš tos pusės apie tą ateitį mūsų. Tai ačiū Asta labai už tavo šilumą, už tavo tokį įkvepiančią ugnelę, už pasidalinimus, labai daug tokių gražių minčių su mumis pasidalinai ir ačiū tau labai už šitą pokalbį ir labai noriu palinkėti, kad tavo kūryba skleistusi ir įkvėptų žmonės ir kad tavo kasdienybė būtų labai labai stebuklinga ir kad pas tavęs viskas būtų labai labai gerai ir tavo idėjas lengvai įsigyvendintų. Ir dar gavom čia tokią pabaigai, ačiū už tokį įdomų ir traukiantį pokalbį. Jolanta, tau linkiu viso to paties ir trigubai, ir keturgubai, ir dar daugiau. Ir tikrai labai ačiū už pakvietimą kalbėtis ir priminimą, ar ne, kad kartais tikrai tokie pokalbiai svarbus visiems, skaitant labiausiai tikriausiai mane pačią. Daug aš tų žinučių, ką pasidalinu, tiesiog priminimai pačiai savo. Dar kartą vėl įkvėpti, iškvėpti ir toliau banguoti visoje toj kūryboje, kasdieniniai, mažoj, dideliai, kokia jinai bebūtų ir nepamiršt, kad iš tikrųjų esam labai 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 svarbus, labai įtakingi ir labai net nežinom, kiek mes daug duodam vieni kitiem. Tai va, ačiū ir tau ir visą už tavo įkvėpimą ir viską, ko daliniesi čia, nes tikrai labai, labai gražų kampelį, kurį Instagramo ir manau, kad daug pritars, kad daugam yra tai naudinga. Tai va, labai labai ačiū. Prašom, ačiū labai. Tai va, kviečiam pasiekti Wildish Wonder, paskaityti jos tekstus, pasigrožėti jos kūriniais. Ir ačiū visiems, kas klausėsi, kas klausysis įrašo ir linkime jums įkvepiančios savaitės ir baimę pasisadinti galinę sėdynę ir važiuoti į priekį. Būtent. Ačiū labai visiems ir ačiū dar kartą tau, Jolanta. Ačiū. Tai viso gero. Ačiū, laimingai. Viso gero. Ačiū.